Labas rytmetėlis, mielieji. Pabundame su bulgariška muzika. Planuojam, kaip vyks mūsų šiandienos dienelė. Reiks pasiskambint į atominės elektrinės Ignalinos pultas demonstracinis ir ekspozicija. Tai ekspozicija turbūt tik tai šiandien dirba ir iki kada galim papult. Tikėkimės pavyks mums spėt papult. O pultas turėtų gal rytoj dirbti, tada rytoj aplankysim. Žodžiu, reikia išsiaiškinti, susiskambint ir tada. Pirma stotelė bus Cepelinų Gryčia. Rekomenduoti Cepelinai Ultra Power Turbo Quattro. Na kągi, tai šiek tiek, gal net ne šiek tiek, keičiasi maršrutas ir planas. Turim vienintelę galimybę papulti į Ignalinos atominės elektrinės ekspozicijos ekskursiją, kur kaip ir užpildyta, ten 40 žmonių atvažiuoja ir daugiau nebus šiandien. Ir žodžiu, visi kiti dalykai. Tai galim tik tais bandyti papult, prisiplakt. Ir reiškia, turim visiškai keisti maršrutą, nes jinai prasideda 1 valandą, dabar yra, kiek dabar 11 atrodo. Tai turim kitų visai maršrutų važiuoti. Gal nebus toks linksmas, bet tą ekskursiją tikrai norėtųsi nuvaryti, nes ten bus vienas turbūt įspūdingiausių dalykų informacijos atžvilgių, ką mes šitoje visoje kelionėje sužinosim ir pamatysim. Tai sprendėm, žodžiu, varysim ten pro Uteną ir tralelę, sustosim degaliniai, pasimti kažką suvartot, kad išgyventumėm. O paskui jau ten po to, grįžtant, sekančią dieną jau važiuosim planuotais tais keliukais. Važiuojam per lietų vėlgi, pirmą dieną, kur jau prieš tai lyjo per naktį ir dabar irgi turim lietučio. Normaliai, ką tik išvažiavom iš Chojovo kelio, buvo ir įsisiautėjęs lietus, pylė kaip iš daug mažiukų kibiriukų. Na, o dabar kelias visai nieko, bet turbūt toks tiesiog paprastas bus. Bet užtat mes turime priežastį, kodėl reikia skipinti keliukus mūsų. Nu, ir netikėtai apturėjom čia irgi neblogą tokį keliuką. Iš kitas peistaras, ten kažkas tai čia visą protą neduoda pasidžiaugti, bet ne viskas prarasta, taip sakant. Nu, va, klausyk, iki Salako miestelio žiauriai fainas keliukas. Žiūrim, kas bus toliau. 17 km iki Dūkštos. Čia jau toks platesnis, toks industrinis labiau keliukas, supranti, toks jau neatrodo, kad bus labai mielas. Bet asfaltas neblogas, biškai toks, bet nedaug. O žiūrėk, prasideda kažkoks kitoks asfaltas, bet matos ir lopukas vienas kitas. Nebus stebulynų. O žiūrėk, vandenuks. Štai mes ir artėjom prie Visagino jau čia visai. Keliukas būtų fainas, bet toks nestebuklingas tiesiog jisai. Yra tokių dalykų, bet jo, būna ir blogiau. Tuoj galimai pamatysim, tiksliau neužilgo, elektrinės bokštą, kokį vieną kitą kaminą tiksliau. Jeigu būsit geri, gal ir jums parodysiu. Na ką, viskas. Paskutinioji išaušo. Radiacijos lygis pakilęs. Ir čia dedamos pačios nepavojingiausios atliekos. Po 100 metų nuo to kalnelio galima bus su rogutėm nuvažiuoti. Bet tik po 100, nes per 100 metų ta radiacija išnyks. Tada liks dar šitas objektas, čia yra panaudota kuro saugykla. Ir dar teritorijoje yra pas mus cementuoto atliekų saugykla. Ten mes dedam skystas atliekas. Tai jos yra cementuojamos arba bitumuojamos, tai sukietinamos ir sudedamas į konteinerius ir toje saugykloje laikoma. Visą kitą mes planuojame nugriauti. Tokia yra perspektyva. Mes visi namuose, sodybose turim pečiukus, turim malkas, sukraunam malkas, sudeginam, lieka pelenai, ant daržo išpilom ir labai gerai, nieko nebelieka. Mūsų dėja malkos, kurios buvo naudojamos reaktoriuje, tai irgi prieisim, pasižiūrėsim, yra pavyzdys pas mus vieno tokio strypo, kūro kasetės, toks ilgas strypas, 7 metrų, tai jų sveriasi 180 kg. Tai mūsų tos malkos sudėtos į reaktorių, jos niekada pilnai nesudegdavo.
Jas reikėdavo pakeisti naujomis, ištraukti, o tas tampa strypas labai radioaktyvus. Ir tada ir atsiranda tas žodis panaudotas kuras, tai yra tos kasetės, kurios pabuvojo reaktoriuje. Ir jeigu matėte nuotrauką reaktoriuje, tikrai matėte, tai toks tas apskritimas ir skirtingų spalvų kvadratukai. Tai arba čia prie maketo reaktorius yra pas mus čia. Tai reaktorius diametras 12 metrų, aukštas 24 metrai, tai tos kuro kasetės buvo sudėtos į vidų. Ir reaktoriaus viduriuką, ir jeigu žiūrėti tos nuotraukos, kur spalvoti kvadratukai, kur pilkos spalvos kvadratukas, tame kuro kanale buvo kuro kasetė. Tas kuro strypas. O kuro kasetė sudaro, pripildytai nebuvo uranų, nes uranas yra natūraliai radioaktyvi medžiaga, kuri tam tikrose, net natūraliai vyksta grandininė reakcija, bet tam tikrose sąlygose ta reakcija dar pagreitinama ir įsiskiria labai daug šilumos. Aš turiu vienos urano tabletės pavyzdį, jeigu norėsit, galėsit pasižiūrėti. Bet šitos tabletės užtenka jos energiją, jeigu prilygsim, deginsit 1 toną anglies. Ten tiek energijos išsiskiria iš tos vienos tabletytės. O tokių tablečių tam viename strype, 7 metrų, kur sakiau, ir kur čia sudėta, tokių tablečių buvo 110 kg. O vienu metu reaktoriuje buvo 1661 kuro kasetė. Ir viena kasetė išbūdavo reaktoriuje maždaug 5 metus. Tai va ta malka nesudegdavo, bet po 5 metų reikėdavo ją keisti naują. Ir ta, kurią ištraukė kasetė, jinai tampa labai pavojinga, tai yra pavojingiausia radioaktyvi medžiaga, kurią pirmiausia mes patalpindavom į specialius baseinus. Čia gylis 20 metrų ir tos kasetės ištrauktos iš reaktoriaus būdavo nuleidžiamas aušinimui mažiausiai 5 metams irgi. Tai va tokių panaudotų kasečių per visą laikotarpį, kiek mes dirbom, yra 22 000. Šiltas. Tai vat, kas norit, galit virtualią ekskursiją pasidaryti, nemokamą. Bet kitas dalykas, tai jeigu čia norit kažkada tai atvykti ekspediciją, ar tai ekskursiją kažką, ar tai pasivaikščiot pamatyti, tai reikia kuo anksčiau, nes po biškį viskas yra demontuojama, kaip sakė gidė, ir nieko čia realiai neliks ką pamatyti. Taigi turime naują planą. Važiuosim dabar tuo maršrutu, kuriuo turėjom čia atvažiuoti pagal planą, pagal maršrutą. Kad tiesiog išvažinėti tą keliuką, tada nuvažiuosim iki Cepelinų Gryčios, pavalgysim ir važiuosim vėl į pernakvojimui, dar nežinau kur ten, žiūrėsim, kaip ką nuspręsim, galimai gamtoj. Lietutis niekur kol kas nesitraukia, bet nėra ir kažkoks taršus labai. Ogi turime paalsuodę. Čia tipo paalsavo kažkas į ausį ir tada suodė, kas paalsavo. Va taip ir buvo. Stopudovai. O, žiūrėk, pyst ir Labadoras. Noriu aš labai. Tai važiuok į Labadorą, nu. Ko čia reikia dabar? Važiavom į Cepelinų Gryčią. Žinokit, Cepelinų Gryčia yra kažkas įspūdingo. Labai skanūs cepelinai ir ne tik cepelinai, kaip kažkas valgė blynus. Dar buvo vienas prisijungęs iš jūsų trumpam ir atsikonektino paskui. Cepelinai yra dideli. Tai vieno realiai užtenka normaliai pavalgyti, jeigu norit prisipūst kaip kiaulės, prisišert, prisikimšt, tada imat 2. Bet nepasigailėsit, nes jie yra labai skanus. Šiaip aplinka faina, yra asilas. Pastebėjau dar mažų miestelių tendenciją, tai būtinai turi būti, tik įvažiuoji į miestą, lopas ant lopų. Tik išvažiuoji iš miesto, vėl viskas normaliai. Įdomiai, kodėl taip yra. Apsiprekinom Lidle, visoko prisipirkom kepamų dalykų ir panašiai, anglių ten taip toliau. Dar sulauksim Lukų, mano bendradarbio su sūnum, man atrodo, dviese turėtų atvaryti į mūsų kempingų stotelę.
Ir tuo pačiu atsijungė mūsų Citroenas, numylėtas. Likome dabar, su 3 mašinom iš viso dabar. Bet prisijungs Lukas ir būsim vėl 4 su mašinom. Tai vienu žodžiu 2 žodžiai. Važiuojam į kempingo vietą, kuri yra Skaidrio ežeras. Prie pat Visagino miestelio. Čia tuoj suksim į kairę ir nepamatysit, kaip pasuku, nes nukirpsiu įrašą. Taip, turim tokį dalyką. Nieko nesimato, bet viskas čia žodžiu yra. Ten stovyklavietė. Kursim lauželį žodžiu. Čia turbūt palapinę statysim. Ten šikanas. Turėtų bus viskas gerai, dabar nelyja net visiškai. Tai galėtų ir nelyti iš tikrųjų. Palapinės nesugalvojom dar statyti jau ar dar nestatyti. Jeigu pradės lyti, tada gailėsimės. Jeigu nepradės lyti, tada nesigailėsim. Turbūt pirmas darbas dabar lauželį susikurti.